Labas vakaras futbolo mėgėjai, jūsų ekranuose Panevėžio Aukštaitijos stadionas ir SMS Credit LT lygos 31 turo rungtynės. Čia Panevėžio ekranas ir Gargždų Banga netrukus. Čia pavojinga situacija ir mušamas įvartis. Vaidas Slavickas atlieka rezultatyvų perdavimą. Deinas Dženičius tą perdavimą, kaip sako futbolininkai, uždaro. Dar vienas perdavimas į priekį ir smūgis į vartus. Nepataiko dabar Arsenijus Buinickis. Žilvinas Banys. Ir Banio tolimas smūgis. Štai taip kamuolys atšoka, tačiau gaudo kamuolį dabar Žilvinas Banys. Į baudos aikštelę, šansas ir smūgis galva šalia vartų. Varnas jėgų dabar turi Varnas, jo perdavimas ir Tomkevičius baudos aikštelėje apsigina Aleksandras Ivanauskas, čia šansą turi Slavickas, štai toks smūgis ir gražus įvartis galėjo būti pelnytas, bet gelbėja savo komandą po to jau Vitalijus Mirnas. Klaidino dabar Manto Gudausko, puikus perdavimas, smūgis į vartus ir įvartis. Egidijus Varnas pasirodęs aikštėje po keitimo, muša įvartį 78 mačo minutę. Ir Egidijus Varnas dabar jau pakeičia rungtynių rezultatą į 2-0. Ir Čergaišvilis. Dar vienas šansas jam. Dar kartą į baudos aikštelę. Pavojingai dabar praskriejo kamuolys ten. Ir dar vienas perdavimas. Aleksandras Ivanauskas parkritęs ir nori 11 metrų baudinio. 17 valandą. Taip. Klaipėdos Atlantas Tauragės Tauras. Laikas yra pakeistas. Atsižvelgiant į sirgalių pageidavimus. O šiandien sirgaliai labiau švenčia, kurie vilki raudoną aprangą. Ekranas iškovoja pergalę. Pirmoji Armada džiūgauja. Sveikiname ją ir žinoma ekrano komandą su iškovotais 3 taškais.